Visi šiandien pristatysiu, kas yra dviračių sportas ir kaip jis pasikeitė per 20 metų. Tai šiandien kalbėsiu apie kokie buvo didžiausi pokyčiai dviračių sporte, patys dviračiai, inventorius, kas yra bikefitas, arba kitaip sakant, sėdėsenos nustatymas, apie aprangas, treniruočių planus, poilsį ir šioks toks apibendrinimas. Tai aš šią temą pasirinkau dėl to, kad supažindinti visus su dviračių sportu ir papasakoti, kas jis iš viso, kaip jis skiriasi nuo paprasto važinėjimo ir laisvalaikio praleidimo iki sporto, bei parodyti, kaip į kurią linkmę eina dviračių sportas. Tai didžiausi pokyčiai dviračių sporte būtų tarp dviračių ir gaminimo technologijų. Seniau būdavo taip, kad testuodavo dviračius, bet nebuvo tokių vietų kaip vėjo tuneliai, kurie testuoja aerodinamiką, tada karbono sluoksniavimas, kuris išduoda dviračio pačią kietumą tose vietose, kuriuose reikia, ir tada minkštesnės vietas, kur irgi to reikia. Ir tada komponentai labai pasikeitė, apie kuriuos irgi papasakosiu šiek tiek vėliau. Tai patys dviračiai. Tarp šių dviračių yra 20 metų skirtumas. Paprastam žmogui pirmas dalykas, kas išsiskirtų, tai gal spalva ir dizainas, bet visa kita atrodytų tas pats. Bet jeigu žiūrėti giliau ir detaliau, skirtumai tarp jų surinkimo ir efektyvumo yra milžiniški. Pavyzdžiui, pirmoji nuotraukai viršuje galima matyti aukščiausios klasės dviratį, su kuriuo važinėja profai, ir rinkoje jis būtų labai brangus, kažkur apie 15 000. Ir tada matom 20 metų atgal irgi plentinį dviratį, gero gamintojo, bet jo kaina nesiektų tokios sumos, kokią siekia dabar. Tai dviračių palyginimai. Dviračiai pasikeitė tuo, kad dabar vos ne visi dviračiai yra padaryti iš anglies pluošto arba karbono, o seniau būdavo rėmai ir šakės anglies pluošto, o kartais tose vietose dar titano. Arba būdavo ir aliuminio mišinys, kad dviratis šiek tiek lengvesnis būtų. Bet titanas dažniausiai būdavo dedamas tose vietose, kur sueina du stripai. Tai kaip galima sakyti, suvirinimo taškai. Tada vairo iškišos, balnakučiai ir visa kita buvo aliuminiai, o dabar viskas yra anglies pluošto, išlengvinta, kiek galima daugiau ir padaryta toksai tvirtesnis dviratis pasidaro. Ir dar daroma kažkas su 3D printu, tai dabar labai dažnai būna patys balneliai iš 3D printo, kurie išlengvina patį dviratį ir dar padaro jį tokį, sėdėti ant jo šiek tiek patogiau. Patys komponentai irgi labai pasikeitė, dabar viskas daroma kuo aerodinamiškiau,
kad sportininkai turėtų daugiau pasirinkimų. Pavyzdžiui, prieš 20 metų kasetė buvo 10 pavarų ir būdavo 11 mažų dantukų gale, o didžiausias skaičius būdavo 23 arba 12-27, kas būdavo naudojama kalnų etapuose, o dabar kasetės yra 12 pavarų ir šiais metais yra išleista 13 pavarų kasetė ir pagrinde dabar sportininkai visi, jeigu yra toks kalnuotas etapas, tai deda nuo 10 iki 38 arba 11-36, tai jos pilnai užtenka, tiek jeigu sprinto finišas arba į kalnus pabėgti yra pakankamai lengva pavara. O dėl 13 pavarų, tai galimai ateinantį sezoną jau bus pradėta naudoti ir profesionalų, bet čia irgi dar klausimas, nes šiek tiek turėtų prisitaikyti. Dar būtų palyginimas tarp pačių ratų, tai jeigu grįšiu prie skaidrės, dėja negaliu grįžti, bet ratai būna dažniausiai dabar bekameriniai, tai viduj padangos yra specialus skystis, kuris mažus pradurimus iškart, galima sakyti, uždaro ir galima toliau važiuoti, o seniau būdavo arba viduj padangos kameros, kurios, jeigu jau praduriam, reikia pakeisti, arba klijuojamos padangos, kurias jeigu praduriam, reikia visą ratą keisti arba visą padangą. Tada inventorius. Per vienas daugiadienės varžybas, pavyzdžiui, kaip Tour de France, kurios turi 21 etapą, 19 grupinių startų ir 2 individualius startus rungtis. Pro turo komandos turi tam viskam pasiruošę, jie visom varžybom turi nuo 50 iki 60 pakaitinių dviračių, pilna atsarginių ratų, detalių ir aprangų. Tai pagrindinis dalykas, tai jeigu greities metu kažkas nutinka, dviračiai skyla, nors ir gali iš pradžių nesimatyti, bet iškart yra keičiami dviračiai. Kiekvienas dviratininkas turi po 4-5 dviračius, kai per varžybas irgi važiuoja komandos mašina, ant jų irgi yra po dažniausiai 2 dviračius žmogui pagal juos nustatytus, tada turi daug atsarginių ratų, nes per varžybas galima prasidurti ratą ir tada žiūrima, kas būtų geriau ir greičiau, ar dviratį pakeisti, ar tiesiog padangą pakeisti ir dviratį dar palikti, jeigu kažkas rimčiau būtų nutikę, tai inventoriaus jie tikrai turi turėti. Todėl ten yra kiekvienas dviratininkas turi savo mechaniką, kuris prižiūri dviračius, padaro taip, kaip patys dviratininkai nori ir pasako. Tai jeigu palyginti patį inventorių, tai iš tiesų inventorius daug nesiskiria, tiek dabar yra daugiau atsarginių aprangų, batų, tų pačių šalmų ir visokių aksesuarų. Bet pagrindinis dalykas būtų, kad komandos autobusai, kurie atsinaujina, kad būtų kuo patogiau sportininkam keliauti ir ilsėtis po varžybų. Tai seniau nebuvo tokios prabangos, kaip yra dabar, nes dabar vis tiek yra maži masažo ginklai, kurie padeda atsigauti po varžybų. Tada patys autobusai yra didesni, su daugiau komforto. Tai tikrai neblogai jie gyvena per varžybas. Kas yra bikefitas? Čia paprastam žmogui
dažnai kyla klausimų, tai taip greitai paaiškinsiu ir tada pasigilinsim. Bikefitas irgi yra pakankamai naujas dalykas. Jeigu žiūrim 20 metų dviračių sportą, nes nesenai tokie dalykai buvo, bet jie nebuvo tokie pažengę kaip dabar. Ir dažniausiai dviračiai patys eksperimentuodavo su sėdėsenom, balneliais, balnelių pločiais ir taip toliau. O prieš gerus 10 metų atsirado naujos technologijos, kurios su lazeriais viską žiūri ir yra specialūs prietaisai, kurie išmatuoja sėdamųjų kaulų plotą, kad būtų parenkamas labiausiai tinkamas balnelis, žiūrima į raumenų disbalansą ir pasakoma, kokius raumenis reikėtų stiprinti, kad turėtų geriausią sėdėseną dviračio. Dažniausiai su bikefitais yra taip, kad vis tiek žmonės nėra tiesus, raumenys nėra tolygiai stiprus, pas labai reta. Tai ką duoda bikefitas arba sėdėseno nustatymas, tai padaro optimalią sėdėseną, kurios metu parenkamas balnelis, vairo plotis, kad nebūtų per platus, vairo atstumas, taip pat ir švaistiklių ilgis. Tai yra dalis, su kuria mes minam pedalus. Ir tada dar tikrinamas raumenų disbalansas. Dabar dar šiais laikais, kas yra, tai galios jėgos pedalai, kurie gali išmatuoti vienos ir tiek kitos kojos efektyvumą minime treniruotės metu. Tai pavyzdžiui, tada galima stengtis kuo tolygiau minti. Bikefito palyginimai. Bikefitas labai pasikeitė, nes atsirado prietaisai ir 3D skaitytuvai, kurie gali žiūrėti į minimą ir žmogaus sėdėseną dviračio ir pasiūlyti pakeitimų. Bus atsirado daug tyrimų dėl vairo pločio, švaistiklių irgi, kurie irgi daug turi įtakos. O seniau dažniausiai viską tai buvo daroma iš akies, nes nebuvo tokių žinių ir prietaisų, kurie galėtų padėti. Tai ir aš, kai pradėjau sportuoti, tai būdavo treneris pasižiūri sėdėseną taip, kad atsisėdi ant dviračio, viduj prasimint, mini, pasiemi už vairo apačios, už vairo viršaus ir tada plius minus pasižiūri tinka, netinka pagal tiesą nugarą. Tai čia yra toks, galima sakyti, parinkimas dviračio, bet tikrai nėra pats bikefitas arba sėdėsenos nustatymas. Nes vis tiek visi tie dalykai reikalauja laiko, kuriuos turi pats dviratininkas pasijaust gerai ant dviračio. Tai pavyzdžiui, prieš 20 metų būdavo taip, kad atsisėdi ant dviračio ir tada eksperimentuoji, koks vairas labiau tinka ir viską. Nes seniau būdavo labai paplitę, kad būtų kuo platesnis vairas ir kuo ilgesni švaistikliai, o dabar tyrimai ir visi vėjo tuneliai rodo, kad kuo geriau yra siauresnis vairas pagal pečių plotį ir tada trumpesni švaistikliai. Tai dabar daug labiau pažengę. Dar yra, nors dabar nesenai atsirado programos, kurios gali su dirbtiniu intelektu pasiūlyti pačią sėdėseną. Tai ten reikia nusifilmuoti iš šono ir iš priekio ir tada pasiūlo, bet jis nėra toks tikslus kaip tradicinis sėdėsenos nustatymas, bet
tokia, kad mažai kažką pakeisti, tai galima būtų pabandyti. Bet šiaip, jeigu planuojam ilgai miegant, tai tada geriau yra normalus sėdėsenos nustatymas. Pasidaryti ir tada geriausiai daryti yra žiemą ir tada prieš pat sezono pradžią, nes žiemą galim pasižiūrėti, kurie raumenys nėra tokie stiprus ir juos tada per žiemos sezoną salėje aktyvinti ir ištvermę auginti. Ir tada prieš sezoną pasidaryti per naują sėdėsenos nustatymą, kad būtų galima padaryti optimalią varžybinę agresyvią poziciją, jeigu to pageidaujama. Tai apranga. Apranga irgi pasikeitė labai, atsirado lazeriu karpamos medžiagos, kurios būna sujungiamos taip, kad nebūtų siūlės ir apranga būtų prigludusi prie pat kūno ir yra gamintojai kaip Asus, kurie labiausiai pažengę aprangose ir turi savo inovacijų, apie kurias papasakosiu trumpai. O pažiūrėsime į dešinę nuotrauką, matome aprangą prieš 20 metų ir kaip ji nepriglunda prie odos ir jos siūlės, kurios po kiek laiko gali pradėti trinti ir didėja oro pasipriešinimas. Tai irgi galiu iš savo patirties papasakot, kai turėjau pirmą aprangą, tai buvo irgi senesnė tokia, su siūlėm sintetinė ir ji būdavo tokia, trindavo, nepatogi šiek tiek. Ir tada, kai jau įsidedi naujesnę aprangą, kur tikrai technologijos pažengusios, tai visai kitas minimas, daug daugiau komforto, geriau prie kūno jaučiasi. Ir apskritai toks malonesnis važiavimas. Dar kas labai skiriasi, tai patys šortai. Šortai turi vadinamą pampersą, tai paminkštinimas, kuris suminkština šiek tiek sėdėseną ant balnelio ir nenuspaudžia sėdamosios vietos. Tai seniau būdavo tiesiog įsiūta į šortus ir viskas, o dabar kaip Asus gamintojai, jie turi specifinę technologiją, kuri, galima sakyti, padaro taip, kad tik tais priekis ir galas būtų, priekis ir galas to pamperso būtų prisiūta prie šortų ir tada jis visas atskirai juda nuo sėdynės ir kūno laisvai, tai sumažina patį trinimą. Treniruočių planai. Treniruočių planai irgi labai pasikeitė kartu su mityba. Dabar dviratininkai turi subalansuotą ir angliavandenių pilną mitybą ir treniruočių planai daromi pagal vatus ir tam tikras pulso zonas. Dažnai treniruotės būna antroj zonai ir jos gali trukti nuo 2 iki 7-8 valandų priklausant nuo treniruočių plano. Tai jeigu žiūrim seniau ir dabar, tikrai dviračių sportas pagerėja, nes prieš 20 metų, kai Armstrongas važiavo, labai didelė dalis dviratininkų buvo ant steroidų. Šiais laikais jau to nėra, bet yra tinkama mityba padaryta, kurių sportininkai laikosi, ir tada treniruočių planai. Tai treniruočių planai labai gali skirtis, tai kaip nuo 2 valandų, jeigu yra trumpas intensyvus darbas, nuo 6 iki 7-8, kai yra tiesiog ištvermiai auginti darbas. Tai profesionalų antra zona yra kažkur 130-140 pulsas per minutę ir tada jie turi, galima sakyti, toj zonai gali labai didelę galią duoti. Tai
jeigu palyginimui paprastas žmogus su tokiu pulsu mins kažkur apie 20 km/h, jau toksai šiek tiek, kuris labiau treniruojasi viską, gali 30 kažkas tokio km/h, o profesionalai jau mintų ten 45-50 km/h greičiu tokioj ramioj zonai. Tada profesionalai ir poilsis irgi labai rimtai žiūri, ypač sezono metu, kai turi masažistus, kurie po kiekvienos treniruotės ar varžybų etapo daro jiems masažus, kad būtų kuo geresnė raumenų savijauta ateinančią dieną, o ne sezono metu masažų nelabai būna, bet būna mankštos ir tempimo pratimai. Tai dabar jeigu žiūrint Tour de France, kur yra 21 etapas ir 2 poilsio dienos, tai ten po kiekvieno etapo, kai nuvažiuoja į viešbutį, jam daro masažus, kad tiesiog raumenys nors šiek tiek atsigautų po intensyvių varžybų. Tada yra specialūs masažo prietaisai, kaip štai šitą, kurį mes matom nuotraukoje, tai yra lent, kuris tiesiog išvaikšto, padeda senam kraujui išeiti iš raumenų ir tada įbėgti tankas, irgi atpalaiduoja kojas. O ne sezono metu tai būna masažų, bet jų nebūna tiek daug, nes vis tiek visi sportininkai namie ir visi po sezono. Apibendrinimas, tai dviračių sportas labai pasikeitė per pastaruosius 20 metų ir bus įdomu jį pažiūrėti dar po 20 metų, kaip viskas pasikeis ir į kurią pusę nueis. Nes dabar prieš porą metų labai pradėjo populiarėti gravel varžybos, tai čia žvyro varžybos, kur galima sakyti dviračiai yra kaip lentiniai, tik tai su platesniam padangom. Tai prasidėjo ir pasaulio čempionatai tam ir visi tokie dalykai. Tada, kai dabar pasižiūri į dviračius, tai atrodo jau oro dinamika ir pats dviračių lengvumas yra jau kokiam lygiui. Tai įdomu būtų pasižiūrėti, kaip toliau vystysis, ar jau atsiras 14-15 grupių sistemos su pavarom, ar liks maksimaliai prie 13, čia irgi bus įdomu pamatyti tiek su aprangom, nes tuo pačiu Asos gamintojų, kurį minėjau, tai jis yra labai pažengęs jau aprangų srityje ir kai pasižiūri į kai kurias jų aprangas, tai tokios labai į ateitį žiūrimos ir labai daug darbo ir technologijų įdedama į jas. Tai čia būtų pagrinde tiek. Ačiū už dėmesį, tikiuosi jums patiko.